Danai, su kokiom mintim skrendi pasaulio taurę? Net nežinau, su kokiom mintim, kažkaip laukia tikrai stiprus priešininkai, tai norim pažiūrėti, kaip atrodysim ir kiek esam pasiruošę, nes laiko tikrai nedaug turėjom, tai visai įdomu. Kaip pačiam atrodo, kaip tu pasiruošęs? Šiaip viskas ėjosi gerai, sakykime, turėjom tokių gal mini tokių traumelių. Šiek tiek petys, sakykime, dar iki dabar jaučiu, šiek tiek skauda, bet komanda dirbo, stengiasi, tai bandom iki galo padaryti, kad būtų gerai. O kur ruošėtės ir kaip vyko pasiruošimas? Pats minėjai, kad trumpas buvo. Jo, tai vis laik buvom Kaune dabar ruošiamės, niekur nevykom jokias stovyklas, tai kažkaip gerai, nauja bazė, sakykime, nauji namai, tai kažkaip ta visa komanda tokia didesnė negu buvo, tai man tai visai patiko. Kaip atostogas praleidai? Atostogas gerai, bet jos vėlgi taip greit praėjo, kad nelabai jautėsi, nes jau reikia ruoštis naujam sezonui, tai toks visada ir būna. Atrodo, išvažiuoji kažkur, patostogauji, grįžti ir jau matai, kad jau vėl reikia šokti vandenį, nes jau prarandinėjai visą tą įdirbį. Tai, bet praėjo gerai, bet jau vėl reikia dirbti. Minėjai, kad laukia grėsmingi varžovai. Ką iš tokių galėtum paminėti? Tai visi atvažiuoja, tas pats Leonas Maršanas atvažiuoja, Duncanas Scottas, Guy James, visi tie, sakykime, tokie rimti tikrai bus. Matomai irgi nori pasibandyti prieš pasaulio čempionatą, kaip atrodo, tai bus įdomu pasibandyti. Ar trenerė Ina sakė, kad nors apie tikslus, ko siekti? Ne, tikslų nieko nebus, stengsimės dirbti, normaliai ruoštis, čia tikrai neakcentuojam kažkokių rezultatų, tai tiesiog eisim iš eigos ir darysim varžybinius startus, kad kuo geriau pasiruošti pasaulio čempionatą. Esi ne kartą minėjęs, kad skristi į Aziją tau nekelia labai didelių smagių dalykų. Nekelia, tikrai nesu labai laimingas šias skrisdamas, bet kažkaip tikiuosi išeis pavykti. Tie visi keliavimai, tie skrydžiai po 10-11 valandų, tos laiko kaitos, tai pažiūrėsim, kaip išeis susitvarkyti. Realiai iki dabar niekada dar nebuvo išėję, bet dabar pabandysim. Andriau, po olimpiados ar pavyko pailsėti? Žinoma, taip, nes turėjome beveik didžiausių atostogų laikotarpį, tai buvo maždaug apie kokį mėnesį laiko. Tai tikrai išėjo labai gerai pailsėti, tikrai atsigavo mintis, kūnas ir tiesiog dabar didesnis noras kibti darbus ir tobulėti. O su kokiam mintim, su kokiais tikslais važiuoji į pasaulio taures? Tikslų kažkaip gal neįsikėliau, tiesiog pasižiūrėti, kaip atostogų jaučiasi kūnas vandenyje ir koks yra, kaip sakyti, tonusas ir pats, kaip gali laikai jaustis ir pats rezultatas prieš pasaulio čempionatą. Tai manyčiau, kaip gausi tokias kaip labai intensyvias treniruotės su maksimaliu greičiu, tai žiūrėsim, kaip gausis. Ar keiti ką nors po olimpiados pasirengime? Gal labiau viską didžiau pradėjau žiūrėti, klaidas minimaliai, pradėjau gal plaukime jausti vandenį labiau, kad ne tik, kad pradėti tiesiog plaukti, bet techniškiau pradėjau visą žiūrėti, jausti vandenį ir tiesiog labai mažas detalės tobulėti.